Skaičių koncentracijos į augalus fiziniui kūnui atkurti. Autorius Grigorij Grebovoj. Kardamonas. Rojaus grūdai. 4, 9, 8, 7, 1, 4, 8, 9, 1, 4, 9, 8, 1, 7, 1. Nemirtingumo idėjos metodas. 3, 8, 4, 9, 1, 4, 8, 9, 1, 4, 7, 1. Prisikėlimo idėjos metodas. 8, 9, 3, 3, 1, 4, 2, 1, 9, 4, 8, 7. O dabar visi įsivaizduokite prieš save sferytę su tikslu įgyveninti Žemėje globaliniu mastu nemirtingumo idėją visai planetos žmonijai arba visai planetai. 3, 8, 4 norma, 9, 1, 4, 8, 9, 1 norma, 4, 7, 1. Visuotinas ir globalus prisikėlimo idėjos metodo įgyvendinimas Žemėje. 8, 9, 3 norma, 3, 1, 4, 2, 1, 9 norma, 4, 8, 7. Šiame metode visi pasaulio reiškiniai gali būti nagrinėjami kaip sistema, kuri galiausiai transformuojasi į kitą pasaulio sistemą. Taip pat galima stebėti, kad vieni įvykiai pereina į kitus, išlaikant įvykių esmę arba substanciją. Remiantis tuo, daroma prielaida, kad per šiuos kanalus prikeltas žmogus gali sugrįžti į fizinės realybės pasaulį. Tai vat kokie yra reikšmingi šitie nemirtingumo ir prisikėlimo idėjos metodai visai pasaulio žmonijai. Atjaunėjimo idėjos metodas. 4, 9, 1, 2, 1, 8, 5, 1, 9, 4, 9, 1. Šiame metode visa būsima realybė nagrinėjama kaip sistema, kuri susikerta su sferoidais, organizuojančiais šią realybę. Kitaip tariant, ateitis turėtų būti suvokiama ne kaip sistema, kuri formuojasi iš dabarties ar praeities, bet kaip sistema, kuri organizuojama pačioje ateityje. Tokiu atveju galima iš karto pereiti į tam tikrą būsimo laiko momentą ir atlikti valdymą, leidžiantį sukurti tokią valdymo sistemą, kad jaunystė būtų įtraukta į būsimų įvykių organizavimo sistemą. Tai va, dabar visi pasikeliame į savo, arba įsivaizduojame iš ateities suformuotą atjaunėjimo idėją globaliniu mastu visai planetos žmonijai, kuri užtvirtinta skaičių eilute 4, 9, 1 norma, 2, 1, 8, 5, 1, 9 norma, 4, 9, 1. Ir šie visi ateities būsimi įvykiai pereina į tam tikrą būsenos laiko momentą, kuris užpildo ateitis visą Žemės planetą, sukurta žmonijos kaip atjaunėjimo idėjos sistema. Nes tai yra mūsų sąmonė, tai yra mūsų raktas, sąmonė tai yra mūsų raktas į ateities idėjų įgyvendinimą Žemėje, kurios kaip įrankis duotos skaičių eilutės autoriaus, tam, kad užfiksuoti ir užtvirtinti kiekvieną mūsų idėją. Šiuo atveju idėja yra globalinė ir globaliai gyventume. Viskas, kaip sakant, yra labai paprasta. Organizmo atkūrimo metodas. Organizmo atkūrimo metodas sutvirtintas
sutvirtintas, užtvirtintas skaičių eilute yra 4, 9, 8, 3, 1, 7, 9, 2, 1, 9, 4, 7, 1. Šiame metode organizmas nagrinėjamas kaip sistema, kuri pati gali priimti tiek neigiamą, tiek teigiamą informaciją ir kuria geba pašalinti iš savęs neigiamą informaciją. Koncentracija į augalų skaitinės sekas organizmo atkūrimui. Jeigu organizmo ištekliai yra tokie, kad jis nepajėgia pašalinti dalies neigiamos informacijos, tuomet į valdymo procesą siūloma įtraukti organizmo savimokos sistemą. Ji pagal šį metodą aprašyta leidžia pašalinti iš organizmo bet kokią neigiamą informaciją. Tuo metu atsistato organizmas. Tai va, iškart galime dar pakartoti antrą kartą skaičių eilutę, kuri, jeigu pats organizmas nebesugeba pašalinti negatyvios informacijos iš organizmo, reiškia, mes turime imti metodus ir technologijas ir padėti organizmui su savo sąmonė išformuoti neigiamas ir jau nebeatitinkančias naujos realybės informaciją. Tai yra, galime prieš save įsveryti, pastatyti save ir visi žmonės, kurie yra susėdę su mane arba visą Žemės planetą, kurioje žmonės nebesugeba išnaikinti savo, išvalyti iš organizmo neigiamos informacijos ir su idėja organizmo atkūrimo, idėjos metodą, kuri užtvirtinta skaičių eilute, mes padedame išvalyti organizmą. Tai būtų 4, 9, 8 norma, 3, 1, 7 norma, 2, 1, 9, 4, 7, 1. Amžinas, sveikas ir harmoningas gyvenimo idėjos metodas 4, 1, 9, 2, 1, 7, 2, 1, 8, 1, 8. Šį metodą taip pat galime nagrinėti iš jam priskirtų skaičių organizavimo pozicijos. Galima įžvelgti informacijų sistemą, kuri organizuoja šios skaičius ir koreliuoja šios skaičius organizmui, organizuoti amžiną, sveiką ir harmoningą gyvenimą. Taip pat užtvirtiname šią visą informaciją, kuri padės žmogui įgyvendinti sveiką amžiną ir harmoningo gyvenimo idėjas sau, visiems ir visam pasauliui su skaičių eilute 4, 1, 9 norma, 2, 1, 7 norma, 2, 1, 8 norma, 1, 8. Tai va, be galo nuostabios metodikos, praktikuokite, jeigu norite keisti save, jeigu jau jaučiate, kad atėjo laikas keisti save, nebe traumuokite savęs, nebekankinkite, o tiesiog imkite ir pildykite savo sąmonę, savo fizinį kūną naują, užpatentuotą informaciją, kuri nieko nepažeidžia, o tik atkuria, išplečia ir atjaunina tam, kad mes gyventume laisvi, laimingi ir amžini šioje žemėje.